Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Donausiai vardu, ir grįžtu su savo naujausiais kolekcijos papildymais. Šį kartą mūsų laukia Solar Raiden žaidimas. Dėžė tikrai didžiulė. Ilgai lauktas iš Kickstarterio žaidimas, kooperatyvas. Žaidimas yra prancūzų naujo publisherio One for One. Ir kaip matote, Mark Andrei yra dizaineris šio žaidimo, tai jį geriausiai žinome iš Splendor serijos žaidimų. Tai čia yra nauja kompanija, kurią jis dirba ir, kaip suprantu, vienas iš įkūrėjų. Tai pasižiūrėkime, kas lypi šitoj dėžutėj. Net kamerą man reikėjo pasikelti, beveik iki maksimumo, nes šito deluxe varianto all-ino dydis, tai wow, tikrai wow. Kaip suprantu, čia jo flipas, puiku, super. Koks grožis, tai va pasižiūrėkit, va čia, kaip super. Prisiartinkim šiek tiek. Taip, tai čia rulbukas. Kaip suprantu, kad žaidimas vystosi ganėtinai lengvai. Čia toks pusiau kaip ir tablo deck builderis. Einate per įvairiausias lokacijas, darote įvairiausius veiksmus, kovojate ir panašiai. Čia, kaip suprantu, artbukas. Labai gražus kietas viršelis, tai čia apie visą pasaulį ir panašiai. Tikrai kokybiški gražūs puslapiai apie kiekvieną herojų, priešus, blogiečius ir panašiai. Tikrai cool. Tik atrodo kaip kietas viršelis, bet taip labai lankstosi jo. Taip, čia kažkokie tokianukai. Čia yra pagrindinis bordas, kur savo status seksime, kaip suprantu, gyvybė, čia kažkokie efektai būna ir panašiai. O, taip gražiai ta pusė. Kas čia toliau? Dėžutė čia yra tokia. Gražu. Čia greičiausiai bus miniatiūros viduje. Ja, kaip ir galvojau. Būtent šis variantas ateina su miniatiūrom. Tai va čia šitie portalai kažkokie, tikrai gražus. Čia, kaip suprantu, tos nematomos figūrėlės. Nice. Čia mūsų herojai. Labai patinka, kad yra ant clear base'ų. Detalės, viskas aišku, gražu. Stabilus kardos. Čia, kaip suprantu, ar čia blogis, ar shadows, aš nebepamenu. Visi herojai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tikrai geras pakavimas, geras koncertas, šiek tiek gal primena kažkas tokio stiliaus, kaip Simonai daro. Bet tikrai labai useful ir labai gražiai atrodo. Taip, toliau. Va čia labai įdomus sprendimas, kur galima kažkokius tokienus susidėti ir panašiai. Čia kažkas. Dėžutę pasižiūrim. Gerai, kortelės. Šiaip tikrai nedarinėsiu visko, nes čia yra ir spoilerių kažkokių. Tai va šitą peką atidarau, o daugiau jau bus matyti, nes čia man atrodo herojės kortelės. Tai va kaip tik bus proga kortų kokybę pačią. Tai va čia tos action kortelės, kur skaičiai yra svarbus, čia galima kaip bėgti, atakuoti su jomis ir panašiai. Šiaip kortelės tikrai plonos, tai tikrai reikės įmaučių, tai va čia kovai skirtas. Ok, tai tikrai čia jokių spoilerių nėra. Gražios nugarėlės. Tai va, čia kažkokie poišinai ir dar herojų kortelė, tai dar šitą darau. Tai, poišinai kažkokie. Čia kažkokia ali. Ok, čia praleidžiam ir va. Dar kažkokios gal čia upgrade'intos kortelės. Per daug nežiūrėkite, kaip sakant. Taip, ir va čia yra, spėju, dar viena dėžutė su kortelėmis. Jo, čia kažkokios. O čia kažkoks foil efektas. Cool. Tikrai. Taip, ir va čia labai gražiai siema.
Tai čia yra tiesiog tuščios dėžutės savo herojams susidėti visokiem elementam, kaip matau. Kiekvienam herojui savo stafas. Atskiras tokie tagboksai. Tai toliau. Campaign notebookas. Ok. Tęsam visokiem. Čia mūsų player boardai, kaip suprantu. Okay. Cool. Pinigėliai. Va čia vienintelis dalykas, man atrodo, ko aš nepirkau metalinių pinigėlių. Tai va čia tokie aukenukai. Nu jo, production tikrai super. Nu, sakyčiau, ne 10 iš 10, bet tikrai jau beveik 9 ar kažkas tokio. Labai įdėta darbo, tikrai jaučiasi. Taip. Tai čia yra 3 dalis, kaip suprantu, ir kažkur turi būti prologas, aš kiek pamenu, nes iš viso 3 dalis plus prologas turi būti, arba nebent prologas telpa pirmame, kaip ir pirma sunkiausia dėžė yra. Jo, bet viskas tik. Nu jo, storumas panašus kaip Trau Chesto, jeigu kas turi Too Many Bones tą Big Boxą. Tai va, ir šiek tiek va, pasižiūrim pirmą boksą. Tai čia ekstra dalykai nerodysiu, kas viduje yra. Jo, kaip ir galvojau. Tai va, ir va tokios didžiulės kortelės yra, lokacijos įvairiausios. Aš galvau, gal jas ir įmutės reikia dėti, bet tikrai nedėsiu. Ir taip iš kiekvienos lokacijos turite pasirinkimus įvairiausius, leidžiate tuos taškus, su kortelių pagalba einate į vieną ar į kitą lokaciją, darote visokiausius veiksmus, kovojate su monstrais ir panašiai. Ir va čia krūva kortelių. Tas labai didelis klausimas, ar čia su įmautėm tilps. Tai čia irgi visokios istorijos, monstrai ir taip toliau. Nu, kol kas atrodo, kad su įmautėm nelabai bus. Aišku, nebent pačios ploniausias dėti. Tai va, tokių kortelių pagalba vyksta visas veiksmas, visa istorija. Nu jo, šiek tiek vietos yra, tai aš, sakykim taip, šitą artbooką į šoną ir gali šiek tiek pakilti ir tada su įmautėm kaip ir viskas telpa. Tai va toks, sakykime, greitas unboxinimas šito tikrai super productiono. Nesitikėjau, kad tokio dydžio dėžė bus. Galvoju, bus gerokai mažesnė, o gal tiesiog būtų viskas dviejose dėžėse, atskirai miniatiūros, bet vat, viską padarė į tokią knygą, kaip ir žadėjo. Tai va teks, nežinau kada išbandyti, bet šiemet tikrai norėčiau praeiti. Tik va klausimas, ar vienam eiti žaisti, ar su kažkuo, nežinau. Tai va toks Soul Raiderių Kickstarteris. Nepamenu, ar šitas žaidimas iš viso bus retail'e. Tikrai manau, bent ne šita versija. Gal bus paprasta, tai skirtumas yra toks, kad miniatiūrų tikrai nebus. Dėžė bus mažesnė gerokai spėju. Dar gal kažkokių veikėjų, kažkokių kortelių trūks ir panašiai, tai žiūrėsim, kaip jie padarys, jeigu iš viso dais retail release'ą, nežinau. Tai vat, kas jau bandė, rašykit, žinau tikrai bent vieną Lietuvoje jau turinti, nežinau, kas dar jėmė, bet pasaulyje tikrai yra geri vertinimai, visus, kiek mačiau, yra patenkinti, ką gavo, kaip žaidžiasi. Jamie Stegmairis tikrai žinau, kad bandė, labai geri atsiliepimai. Tai mane kažkaip dar labiau excited padarė gavus šitą žaidimą. Tokie pirmieji įspūdžiai. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų vaizdo įrašų. Iki.